Paskutinis šiandienos žinių reportažas. Klaipėda robotų konstruktorių sostinė. Šio hobio entuziastai Latvijoje vykusiose varžybose vėl buvo nepralenkiami. Klaipėdiečių sukonstruoti robotai geriausi kovotojai Baltijos šalyse. Štai šios rumbos sumo klasės mašinos varžybose Rygoje įveikė priešininkus iš Estijos ir Latvijos. Robotų elgesys ringe iš anksto užprogramuojamas, o jų užduotis iš aikštelės įstumti varžovą. Prizinės vietas klaipėdiečiai susirinko ir mini sumo bei itin greito 3 kg sumo kategorijoje. Uostamiestyje laisvalaikiu šias mašinas konstruoja 14 entuziastų. Visi jie moksleiviai arba elektros inžineriją studijuojantys jaunuoliai. Čia jau tikriausiai mums nuo vaikystės, kadangi jau tokia specialybė elektros inžinerija, tai mums jau čia konstruoti viską su elektrika. Čia jau mums patinka hobis, nes tiesiog čia pradedi konstruoti ir nebejauti nei laiko, nieko. Kai važiuojam kur nors į varžybas, tai tikrai yra kaifas, pavyzdžiui, kai laimi kokią nors vietą. Kai atsistoji, tu paleidi rumbą, prieš ko, kai paleidi rumbą, tau širdis taip plaka, taip, kad, nežinau, ir taip, visas tas atperka, tas, kiek čia tu įdėjai darbo, ten pritaringo tas visas, nežinau, smagu. Klaipėdietis elektros technikas Vitalijus Rodnovas nenumaldoma aistra robotukams ir užkrėtė visus šiuos jaunus vyrus. Ji patį ši nepagydoma liga užvaldė prieš 4 metų. Kai kurie draugai iki šiol mano, kad darau nesąmonės, sako vyras. Vitalijui robotų konstravimas būdas pabėgti nuo rutinos. Kiekvieną kartą, kiekvieną dieną yra vis naujų užduočių, vis naujų tikslų. Ir norint pagaminti, sukonstruoti konkurencingą robotą, tikrai reikia daug domėtis naujovėmis. Mane ne tiek džiugina mūsų pergalės, kiek džiugina tai, kad mes judam į priekį. Vis daugiau žmonių sužino, kad yra toks laisvalaikio praleidimo būdas. Vitalijus savo aistrą ne tik užkrečia vis daugiau Klaipėdos jaunuolių. Vyro hobis pakerėjo ir jo žmona bei dukra. Namuose turime ringą, vyksta šeimininės kovos, juokiasi Vitalijaus žmona. Labai įdomu, linksma. Aš džiaugiuosi, kad mano vyras nerūko ir negeria kaip dauguma, o turi būtent tokį hobį. Tam užsiėmimui pinigų negaila. Jau geriau mažiau pavalgysim, o vietoj duonos nusipirksim trūkstamą detalę. Į varžybas robotų meistrai vežasi ir štai šį gražuolį atletą, kurio paskirtis ne rungtyniauti, o papuošti pasirodymą, sako šio roboto tėvas Vitalijus, kuriam kiekvienas jo sukonstruotas žaisliukas tarsi gyvas padaras. Kiekvienas mano robotukas yra kur kas daugiau negu mikroschemų rinkinys ir geležiukų krūva. Man jie tikrai yra gyvi padarai su savo charakteriu, su savo netgi nuotaika kasdien skirtinga. Ir varžybų metu jie irgi jaudinasi ir aš turiu jiems padėti nugalėti stresą ir užimti prizinės vietas. Vitalijus tikisi, kad rudenį uostamiestyje vyksiančios robotų varžybos jau nebus stebuklas aplinkiniams. Mat jo tikslas savo hobį išpopuliarinti visoje Lietuvoje. Šiandien tiek. Ačiū žiūrėjusiems.